Beyond Economics and Back. Tinklalaidę rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, mėlyjei klausytojai, su jumis ir vėl Beyond Economics and Back, už ekonomikos ribų ir atgal. Ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien turime ypatingą kelionę labai toli už ekonomikos ribų. Pakviečiau keliauti maestrą Mūzą Rubackytę. Labadiena. Labadiena. Miela Mūza, atrodo, kad jūsų kelias visuomet buvo su pilnatvės ženklu, kad visuomet jūs tik karaliavot ir scenoje, ir gyvenime, bet žinau ir iš jūsų knygos ir filmo apie jūs, kad kartais gyvenimas buvo ir su stokos ženklu ir teko įveikti nemažai išbandymų ir tikrai už tą talento išsipildymą teko pakovoti. Kaip jums pačiai atrodo ta kelionė į tą išsipildymą, kokios turbūt atsigręžus atgal yra didžiausios nuostabos, ką jums pavyko įveikti? Labai turiningas ir platus klausimas, ačiū už jį. Aukštai siekiančio žmogaus kelias yra ilgas, kupinas netikėtumų, kupinas įvairių įvykių, pakilimų ir kritimų. Ir jeigu metaforiškai galima tai pasakyti, dažnai yra labai akmenuotas. Taigi, mano kelias irgi yra iš akmenuotų kelių, bet tam, kad eiti tuo keliu, o mes tam esame ir gimę, nes kelias nueinamas beeinant, sekant Mačado, reikalinga įvairių savybių. Ir jeigu jūs manęs klausėte apie tą sėkmę arba tą, kas atsigręžus atrodo pavykę ir kas šiandien kokia yra satisfakcija to kelio, jau nuėjus gerą gabalą, tai sakyčiau, kad mes nesam lygus prieš likimą, mes nesam lygus prieš savo gamtą. Ir tam, kad įvykdyti didelius darbus vienoje ar kitoje profesijoje, sakyčiau, reikia būti herojum. Ir herojiška situacija pasitaiko tik tai herojui. Ir tik tuomet mes galim suprasti, ar mes esame herojai ar ne, nes tai yra mūsų matas. Kas liečia mano patirtį, aš gimiau šeimoje, kuri turėjo nepaprastą tikėjimą likimu, tikėjimą savo misijomis. Ir ta šeima, nors tiek iškentėjus ir tiek netekus ir materialinė prasme, ir dvasinė prasme, iš jos vis tik tai nebuvo išrauta siela. Ir mano šeima man perdavė didžiulį dvasinį užtaisą. Vadinkim tai genetika galbūt, bet manau, kad reiktų vadinti tai perdavimo patirties, išsiauklėjimo ir visa aplinka, kuri man buvo duota. Taigi tas aplinkos vaidmuo gabaus vaiko, ankstyvai pastebėtų gabumų stadijoje, aplinkos įsitraukimas į to vaiko auginimą, jo tos gėlės laistymą yra nepaprastai svarbus, bet be abejo ta gėlė turi turėti tikrą užtaisą ir aš jį visuomet turėjau ir tebeturiu.
Ir jūs tai atpažinote savyje anksti, nes žinau, kad jūsų mama labai anksti atpažino, mama praktiškai pasiaukojo jūsų ugdymui, teta labai dalyvavo tame, bet įdomu, kaip jūs kaip vaikas jautėtės, nes man toks jausmas, kad jūs ugdė tam tikrą prasme kaip Dalai Lama, jau su aiškia misija, su aiškia paskirtimi gyvenime. Ir turbūt tai yra ypatingas ir vaikui, ir išbandymas, ir patyrimas susivokti, kad aš turiu tą atsakomybę, ar ne? Taip, taip. Ir kalbant apie tą profesiją, kuri visuomet mane jaudina, domina, džiugina, ir tai yra mano gyvenimas ir mano laimė, jinai buvo pastebėta būtent ta profesija visiškai gemaliniam amžiuje, sakysim šitaip, ir mano knyga ne veltui vadinama Gimus po fortepijonu. Taigi, tas Dievo duotas, kaip mes mėgstam sakyti, talentas, rodo vaikui, palyginus su kitais normaliais vaikais, tas talentas menui, rodo tuoj pat skirtingumą nuo kitų vaikų. Ir tai labai yra daug duoda vertės ir pasitikėjimo, ir pasididžiavimo pačiam mažam vaikui. Juk mano pirmasis koncertas buvo Palangoj, sanatorijoje, kai man buvo 2 metai ir aš gavau raštą už pasiekimus meno saviveikloje. 2 metai. Taigi, o aplinkiniai nuostabus muzikos profesionalai ir mano mama, kaip sakot, iš tiesų pasiaukojo ir visą tą savo gyvenimo programą investavo, perdavė į mane. Jinai nepaprastai pati buvo gabi muzikai, bet nepaprastai daug kentėjo nuo susikloščiusių aplinkybių, nuo jos kilmės, nuo to, kad tėvas mano senelis buvo liaudės priešas ir jinai negalėjo judėti toli tais giliais staliniškais laikais. Tai jos tikslas buvo pratęsti save manyje. Ir tikrai labai jaudinanti tokia detalė, kad mama net ir paaukojo savo šeimininę laimę iš dalies, nes tas atskirimas jūsų nuo tėčio, nes jinai jautė, jeigu aš teisingai suprantu, kad tėtis gali užstoti jums šiek tiek tą jūsų pašaukimo kelią, ir va tas atskirimas, ir ta prasme, tokia auka, jinai tiesiog kosminio dydžio atrodo. Ir kai vat jums pačiai paskui teko vis tiek atgauti tą ryšį su tėčiu, tai turbūt irgi labai sužadino jūsų kūrybinės galias, bet turbūt buvo ir nemažai žaizdų. Jūs man dabar reziumuojat kažkur tai tokius dalykus, apie kuriuos aš visiškai negalvojau būtent būnant mamai gyvai. Nes aš gerbiau jos pasirinkimą, jos niekuomet neklausinėjau ir nenorėjau jokių būdų jos pažeisti ar kažkokiu būdu paprieštarauti jos gyvenimo tikslu. Jo tikslas buvo būtent tik tai vienas – žmogaus muziko išauginimas. Kaip žinote, aš iš filmų ar iš knygų, aš ten kalbu apie tai, aš susipažinau su savo tėvu vėlai, bet vaikystėje būdama, aš žinojau, nieko neklausinėdama, aš žinojau, kad jis būdavo salėje, aš jį net matydavau. Ir tai man davė didžiulį stimulą, maždaug aš įrodau, kas aš esu ir tu gali didžiuotis manim, nežiūrint to, kad mes nesam artimi. Ir tas turbūt tėvo ilgesys, tai buvo irgi toks kūrybos šauksmas, alkis, kaip ir Dievo ilgesys, taip ir turbūt ir tėčio ilgesys. Faktiškai čia buvo toks nesąmoningas, nes aš negaliu pasakyti, kad man ko nors trūko. Aš turėjau matriarchatinę šeimą, mano mama, mano teta ir mano močiutė, ir visos jos vaidino tam tikrus vaidmenys. Mūsų laikais irgi tai yra įmanoma, kad 2 vyrai yra ir mama,
ir tėvelis. Taigi aš gyvenau normalų vaiko gyvenimą su visais vaidmenims mano šeimoje. Bet aš žinojau egzistenciją kito žmogaus, kuris mane besąlygiškai myli, bet apie kurį nekalbama, ir tai be abejo greičiausiai buvo irgi tam tikras iššūkis ir tam tikras savęs išsivystymas iki maksimumo. Ir tas vaikystės gyvenimas, kai esate apgaubta rūpesčio, meilės, jisai nutrūko išvykus studijuoti, jau gavus tą bilietą į laisvą pasaulį, išvykus studijuoti. Ir čia turbūt tas Dalai Lamos viršūnės, kurioms jūs buvot ugdoma, susidūrė su to pasaulio tokia tikrovė, kurioje yra labai daug ir to nepritekliaus, ir to poreikio už save kovoti ir aprūpinti tą savo buitį. Tai kokia mūza buvo tuo metu, kai susidūrė tie pasauliai, kai jūs likot praktiškai vienu su tuo pasauliu, kuris ne visuomet yra labai, labai atviras ir nešaukia bravo dar iš anksto. Bet kuriuo atveju mano gyvenime buvo labai daug etapų, galima pasakyti, labai daug skirtingų romano dalių. Paimkim tą periodą, kai aš gyvenau savo šiltnamyje, sakysim, tarp savo nuostabių moterų, tarp mano 3 mūzų. Ir paskui išvykau į Maskvą, labai vėlai išvykau, nes aš nenorėjau palikti to mano auksinio rato, bet aš jau pasijaučiau, kad man reikalinga siekti aukščiau ir man reikia konkuruoti su sunkesniais dalykais. Va čia irgi tas užtaisas, matyt, herojinis man padėjo. Taigi aš išvykau į Maskvą ir ten visko buvo, ir ten kova už būtį buvo labai rimta. Ir buities prasme, ir profesijos prasme. Bet vėlgi darbas, pasiryžimas ir ryžtas leido man kilti į viršų. Bet tuomet, kai atsiranda kiti stabdžiai, apie kuriuos aš negalvojau, kurie buvo žinomi mano šeimai ir mano mamai, kaip politiniai stabdžiai, šito aš nebuvau numačius. Ir po mano pergalės didžiajame listo konkurse Budapešte, aš buvau tą taip vadinamą Nevezdnaja 7 metai. Ir čia vėlgi buvo ta viena iš romano dalių, kur aš koncertavau, kaip vadinama, aukštyn žemėlapių ir į dešinę. Ne? Ir ten irgi, žinai, ir nėra kas valgyti, ir plackartas, ir tarakonai viešbutyje. Gerai, paskui grįžimas į Lietuvą, viskas nuostabu, vėl dėstymas akademijoje, docentūra, bet man vis tiek visko trūksta, man vis tiek trūksta plačesnių vandenų, vis tiek ta istorija, kuri per 7 metus sustojo ir aš negaliu laisvai kalbėti apie tai, su kuo aš noriu pasidalinti su mano publika scenose, su pasaulio publika. Tai tas pabandymas išvykti į Paryžių, pirmiausia dėl priežasties įsigilinti į prancūzų muziką, nes visuomet esmė man buvo svarbiausia, ne karjeros esmė, bet žinių esmė. Aš visuomet ieškojau ir tebeieškau žinių. Ir čia vėlgi nelengva, kaip jūs sakot, nieks bravo nereikia ir reikia užsidirbti kasdieninę duoną ir tai nebūtinai tos aukštumos, apie kurias svajojama, bet po truputį, galbūt lėčiau negu kitiems, galbūt su kritimais ir pakilimais, vis tiek viskas išlaikyta, išeita ir yra didžiulis pasitenkinimas viskuo, kas yra. Kaip pasakius, juk žmogum negimstama, juk žmogum tampama ir viskas, kas įvyksta žmogaus gyvenime,
tai suvaidina vaidmenį ir tai kiekvienam etapė yra jūsų pasirinkimai. Kryžkelės. Taip, bet ką jūs patyrėt viduje, gyvendama jau užsienyje, Paryžiuje, paskui atsidūrėt net ir vienuolyne, tas pasaulios vizijos susidūrimas, tos pilnatvės, kuri tikrai laukia ir beldžiasi, ir tas alkis tos pilnatvės ir to daugiau. Ir pasaulio vis dėlto toks negailestingumas. Ar tuo metu negimė kažkokia priešprieša, pretenzijos, nes neretai tenka susidurti su to, kad jaunam žmogui atrodo, kad visi jam skolingi ir tikrai reikia pereiti tą etapą. Koks tas vidinis konfliktas buvo ir gal jūsų istorija tuo pačiu ir kažkam, kurie dabar kovoja panašią kovą, taip pat padės vis dėlto rinktis, kaip man labai gražu, kad kalbat apie tai, kad tai visada yra pasirinkimas. Net smulkiuose dalykuose yra pasirinkimas. Taip. Manau, kad pyktis ar kažkoks tai neviltis, kad viskas, kas eina žemyn, tai niekuomet mūsų nepakelia ir nėra konstruktyvūs dalykai. Tai yra visiškai negatyvūs dalykai. Ir čia irgi iš mano šeimos atėjo tokie ženklai, kuriuos aš pasiėmiau. Mano teta, kuri buvo negali, kuri buvo optimizmo ir grožio įsikūnijimas. Aš iš jos gavau tiek žinių apie meną, apie teatrą, apie karo strategiją. Jinai bibliotekinė moteris, jinai skaitė tokias knygas ir man perduodavo. Taigi, tas jos optimizmas man rodė kelią. Į ją atsisukdavo žmonės, žiūrėdami maždaug, kokia vargšė moteris. Bet aš žinau, kad ne visai nevargšė, jinai pati turtingiausia. Taigi, tas vidinės lygsvaros ieškojimas, neieškojimas pastovios pergalės, nekritimas žemyn, jeigu tai nepasiseka, juk pergalė gali būti tramplinas, tai gali būti pergalvojimas, dėl ko, kodėl, kaip, ir vis tiek tikėjimas savo galimybę eiti į priekį ir nugalėti tos sunkumus vienu ar kitu metu. Taigi pas kitus tai eina greit, pas vienus tai eina lėtai, bet pozityvumas yra nepaprastai svarbus dalykas ir taip pat norėčiau pažymėti, kad vidinė lygsvara žmogui yra nepaprastai svarbus dalykas. Jeigu prisiminsim Sokratą, tai ta lygsvara tarp proto, jausmo ir emocinio gaivališkumo. Jeigu mes jos neturim, tai mums bus sudėtinga. Mes pyksime, mes krisime ir mes atsikelsime su labai daug mėlynių. Geriau būti pozityviems. Tai yra iš vienos pusės sunku, iš kitos pusės duoda gerus vaisius. Ir jūs tą lygsvarą perėmėt iš savo matriarchato aplinkos, ar vis dėlto jinai atėjo būtent per išbandymus? Greičiausiai yra viskas, kas buvo man duota, visi tie idealai, kurie buvo man duoti, kaip pavyzdžiai, juk visą vaikystę aš skaičiau knygas tik apie herojus. Jeigu tai ne Diuma, tai būtų Mozarto gyvenimas, ar būtų Šuberto gyvenimas ir visi didieji žmonės, arba karvedžiai, arba Napoleonas ir taip toliau. Tai siekiant to ir matant, kiek jie prarado ir kiek jie turėjo sudėtingumų, tai, sakai, mano tie smulkus dalykai, jie yra visiškai nesvarbus. Aš prisimenu, aš vienam konkurse Maskvoje, man atrodo, labai gerai grojau, bet dažnai būna ir intrigos, būna, ko tik nebūna, bet tuo atveju aš nelaimėjau ir aš buvau labai nusivylus.
greičiausiai vienas vienintelis mano nusivylimas ir aš gavau iš tetos, mano negalios tetos, kurią visi skaitė truputėlį savotišką, telegramą, kur jinai man rašo, sveikinu tave su pergale. Aš galvoju, mano teta jau visai blogai. Ir rezultate ne. Jinai buvo labai įstraukus tuo metu į budizmą, į tą vidurį, auksinį vidurį. Ir jai tai buvo mano etapas. Ir tai yra pergalė prieš save. Ir jeigu aš galiu po to kažką daryti, tai yra didžiulė pergalė. Suvokti tą pralaimėjimą kaip pergalę. Vau. Taip. Ir tetos pagalba jūs tai įsisąmoninot. Ir aš manau, kad aš šiais laikais po mano jaunystės studijų aš jau nebeturėjau to tikrai labai didelio nukritimo. Ja. Nes jūs jo nebebijojot. No. Tai tas stoiškumas, kuris jumise yra labai regimas, kaip matau, jis buvo ugdomas nuo šeimos ir aišku, gyvenimo išbandymai jį tik tai sustiprino, tą ištvermę, tą misionieriškumą. Be abejo. Nežiūrint to, man visai jų nereikėjo, galėjo jų ir nebūti. Taip atrodo, kad ne. Galėjo jų ir nebūti. Aš nemanau, kad jeigu yra vidinis užtaisas, jeigu yra didžiulė svajonė ir įsitikinimas, kad tu tą svajonę vienu ar kitu būdu, tą savo žvaigždę gali pasiekti, tai gali būti išbandymai, gali jų nebūti. Būtų gal paprasčiau, būtų sklandžiau. Juolab, kad menininko gyvenimas yra labai nelengvas. Nebūtinai tie išoriniai trukdžiai mums reikalingi. Kančia ateina per to meistriškumo įvaldymą, ar ne? Ieškojimą. Nes tu girdi, o negali dar atlikti. Jo, turbūt tai yra viena didžiausia. Ieškojimą, kur, kaip sakoma, čia vėlgi pacituosiu Giacometti, kuris sako, aš niekuomet nepasieksiu ir dėl to tęsiu. Tai va čia tas dalykas vidinis bet kuriam menininkui yra būdingas. Arba prisiminkit Viktorą Hugo, kuris pradeda savo poemą perskaičius Dantę, jisai sako, kai poetas, verčiu dabar laisvai, kai poetas piešia pragarą, jis piešia save. Taigi, sunkumai nėra būtini, mano įsitikinimu. Pasirinkus ypatingai tokią neįtikėtiną išskirtinę profesiją. Nes vidinis kelias yra kupinas tų vidinių sunkumų, kurių publika nebūtinai mato ir neturi matyti. Ir tame kelyje jūs lydi ypatingi žmonės. Ir čia pirmiausiai noriu klausti apie Ferencą Listą ir apie tai, kaip jis pasibeldė į jūsų gyvenimą, kaip jūs atpažinote, kad tai yra jūsų mokytojas, jūsų vedlys ir kaip tas santykis pasidarė dabar atrodo pilnatviškas, bet vėlgi suprantu, kad tai buvo etapai kitos pilnatvės. Kiek tai yra neintimu, kiek jūs galit pasidalinti? Mes kalbėjome apie idealus, apie ugdymą vaikų per herojus, per idealus, per kažkokius tai išskirtinius likimus. Tai čia mano šeima labai tuo klausimu daug man davė. Bet Listas, herojus Listas yra absoliučiai mano individualus atradimas, nes mano teta, jos visos inspiracijos buvo maždaug klasikinis laikotarpis, Mozartas, Schubertas, Beethovenas, Bachas, mama romantizmas, bet toks labai inspiruotas, švelnus, bet be visų tų pragarų ar be visų tos kompleksiškumo, kurie turi Listo muzika. O aš buvau iš tų, kurie maištauja, nes reikėjo savo vietą rasti mano matriarchate, vienturtis vaikas, ne. Taigi aš jį atradau
per atsitiktinumą, žiūrėdama filmą, australišką filmą, kur mergaitė grojo Listo rapsodiją, čigonišką ir to pat žaidė su kengūrų. Ir aš sakau, aš ją grosiu. Ir mano nemiškiai nelabai su to sutiko. Sako, tavo ranka per maža, tai aš pati, sakau, tai aš tuomet pati to užsimsiu. Taigi, čia buvo visiškai mano herojus ir jis tebelieka mano herojus, nes asmenybė yra išskirtinė ir šioje asmenybėje kaip labai reta kūrėjas atitinka žmogų. Nes daug kūrėjų buvo labai dramatiški, nesimpatiški ar pesimistiški žmonės, ar labai užsiskleidę, atsiskyrėliai. Čia yra man visapusiškas žmogaus idealas, patrioto, tikro europiečio, profesiniai ir pianistas, ir vargonininkas, ir dirigentas, ir kompozitorius, ir aranžuotojas, ir publicistas, ir rašytojas. Asmenybė viena iš tų, kurie pažymėjo visą XIX amžių ir visą Europą. Tai va, siekiant kažko tai žiūrint į tą šviesą, galima kažko išmokti. Ir kaip jūs kalbatės su Ferencu Listu ant tu? Kaip jis kreipiasi į muzą? Vis tiek turite kažkokį vidinį dialogą, ne tik tai muzikos, bet ir ruošiantis tom interpretacijom, pažįstant būtent jį kaip žmogų, ne tik kaip kompozitorių, yra tas ryšys. Ant tų jokių būdų, nes mūsų svarbiausias tikslas yra genijaus idėjos minties perdavimas. Mes esam vertėjai ar mes esam tarpininkai. Mes nesam tie, kurie sukuria ir kurie savo, auliniais batais eina ir sako, aš taip noriu. Viskas yra parašyta, viskas yra pažymėta, bet tai reikia animuoti, tai yra iškelti iš popieriaus, iš tų ženklų, kurie yra suprantami mums, profesionalams, ištraukti tą nemuzikinę mintį, nemuzikinę inspiraciją, kodėl tas piano parašyta, kodėl tas sulėtinimas, kiek visa tai labai lėtas darbas, labai kruopštus, nepaprastai pagarbus, sakysim, kaip restauruojant paveikslą, juk restauratorius nekalbės ant tų su Rafaeliu, jisai gerbs kiekvieną lapelio nupaišymą, bet tuo pat metu, kai mes esam scenoje ir kai mes komunikuojam tą genijaus mintį su publika, tai tik tai mes tai galim daryti. Jisai yra šalia, jisai yra tik tai kaip stebėtojas ar teisėjas, ar mes įtikinamai, nenuvyliant autoriaus, perteikiam jo mintį. Čia yra mano didžiausia jaudulys, ne scenos jaudulys, ne kaip patiks, jokių būdų. Ar aš nenuvilsiu autoriaus. Kitaip tariant, jis yra jūsų publika numeris 1. Bendramintis. Ir bendramintis, bet ir tas, kuriam jūs grojat. Taip. Tiesa. Wow. O tarp Listo ir Čiurlionio, kaip kito jūsų įkvėpėjo ir vedlio, kokie žmogiški skirtumai, grinai santykių prasme mane domina. Bet Čiurlionis turi nepaprastą vaidmenį mūsų, kiekvieno iš mūsų gyvenime. Mano namuose jis skambėjo nuo pat mano vaikystės. Mano teta, mano mama puikiai grojo Čiurlionio menų gimnazijoje ir taip toliau. Mes kalbėjomės labai daug, mums dėstė menotyrininkai apie jo paveikslų ir muzikos sąsają. Taigi čia mūsų dalis, mūsų palikimo, mūsų tėvynės meilės dalis Čiurlionis. Kas gali būti sugretinta su tokiais vizionieriais, kompozitoriais, kuris yra Listas. Čiurlionis yra taip pat vizionierius. Jis atvėrė daugiau vartų, negu susumavo. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie labai didelius genijus kaip Bachas arba kaip Beethovenas, jie susumavo, jie padarė šefdevrus
ir to pabaigė tą etapą. Toliau buvo kiti, kurie pradėjo laužyti ir daryti kitus dalykus. Listas ir Čiurlionis atvėrė. Ir aš tai skaitau dar dosniau ir dar vertingiau, nes jie inspiruoja visas kartas ir daugelį menininkų, tuo atveju Čiurlionis ne tik tai muzikos meną. Klausytojams jūsų muzika yra kaip terapija, tam tikra kelionė į nepažįstamą save, nepažįstamą pasaulį, nepažįstamą kompozitorių, atlikėją, o jūs pati per kokius savęs pažinimo, išsivadavimo etapus jūs pati pereinat, grodama, neždama tos lobius ir atrasdama vis gilesnę interpretaciją, vis daugiau kažkokių atspalvių. Pirmiausia, dirbti su muzikiniu šedevru čia yra kasdieninė meditacija, čia kaip einant į paveikslą ir čiupinėjant visas detalės genijaus nutapytas. Taigi jau kasdieninis darbas, kuris yra labai lėtas, solisto darbas yra žymiai lėtesnis negu dirigento ar kamerinės muzikos atlikėjo. Mes tai lašas po lašo įdedame į savo sąmonę, pasąmonę, atmintį, ypatingai atmintį, nes mes paprastai grojam be gaidų ir stengiamės tą materiją palikti, kad liktų tik tai nematerialus muzikos kvėpavimas ir įkvėpimas, iš kur jinai atėjo. Tas pradinis muzikos akstinas, juk jisai atėjo iš kažkokio įspūdžio kompozitoriui. Paskui jis sudėjo į tą dėžutę ir mes iš tos dėžutės turim viską išimti materialiai, o paskui grįžti į tą inspiraciją. Tai scena yra man nepaprastai reikalingas dalykas, nes joje vyksta tai, kas negali įvykti namie. Yra tam tikras susikaupimo būsena, kuri prilygsta transcendentiniai būsenai, yra lyg kažkoks tai koridorius jūs nešantis į viršų ir net yra kartais tų akimirkų, kai pačioje scenoje tu savo sakai, o kur aš esu? Tuo pat metu viską darydamas. Taigi atradimai sceniniai yra visuomet neeiliniai ir tai yra didžiulės džiaugsmas, satisfakcija ir aš tų susitikimų nepaprastai laukiu. Tiesiog pasinėriau tą transcendencijos būseną ir stengiuosi sekti jūsų mintį. Minėjote orkestrą, dirigentą. Iš santykių su kompozitorium ir su instrumentu mes pereinam į santykį su kitais muzikantais orkestre ir su dirigentu. Ir tai turbūt yra dar visiškai kita planeta jums. Kuo skiriasi jums muzikavimas, kai jūs grojate pati rečitalį ir kai jūs esate solistė orkestre ir kai yra dar vedantis dirigentas? Čia irgi galbūt Listo frazė, kuris sako, man fortepijonas yra kaip jūreiviui laivas, kaip arabui žirgas. Man vieno fortepijono pakanka ir aš esu pasaulio karalius. Tai tiesa yra. Tai tiesa, bet iš kitos pusės 1,5 valandos vienišo grojimo, pasinėrus į visiškai nematerialinius dalykus be jokios pagalbos partitūrinės ar kitos yra įspūdinga būsena, ypatingo susikaupimo, į kurį reikia eiti kaip į tą koridorių prieš sceną, nes kitaip tai yra neįmanoma. Dabar, dirbant su kitais, kamerinė muzika yra vienas, bet
pasiliekant solistų ar solistę ir grojant su orkestru, su ta fantastiška spalvinė masė, reikia su ją komunikuoti, reikia komunikuoti per vertėją. O tas vertėjas yra labai galingas ir labai žinantis, ką reikia daryti žmogus, nes kitaip jis nestovėtų ant to podiumo. Tai dabar kaip mums tarpusavį susitarti, kas yra kas. Ir galėčiau pasakyti, kad aš galėčiau suskaityti ant vienos rankos per mano visą didžiulę karjerą dirigentų, su kuriais aš jaučiuosi iš tiesų kažkokiai komunikacijai, supratime ir su kuriuo mes kartu galim kažką padaryti ir net praturtinti daugiau negu man tai atrodė. Paprastai tai nėra taip ir paprastai tai yra kartais labai nuvilintis dalykai, nors publika yra labai laiminga. Aš turiu, kaip minėjau, visą eilę vienos rankos suskaičiuojamų dirigentų, su kuriais aš atnaujinu ryšį ir jie taip pat yra labai laimingi. Ir mes dirbam iš anksto, mes neteinam tą dieną ir sakom, tu kokiam čia tempe groji. No, mes dirbam iš anksto, jie dažnai yra patys pianistai, mes su jais pabandom orkestro partiją ir su pačiu dirigentu. O šiais metais aš turėsiu didžiulį džiaugsmą Vilniaus fortepijono festivalio baigiamajam koncerte 29 lapkričio. Atliksiu pasaulinę premjerą Stefan Lano man parašyto dedikuoto koncerto. Čia dirigentas, su kuriuo mes, jo profesija yra dirigentas ir kompozitorius, su kuriuo mes dirbam jau 20 metų. Aš niekuomet negrojau jo kūrinių ir dabar jo parašytas koncertas, kurį dabar mokausi, skambės jam diriguojant. Taip, kad čia bus pakankamai įdomus įvykis, išskirtinis įvykis ir man ir tikiuosi publikai. Taip, kaip suprantu, santykis su žmogumi, kuriame gali stipriai augti, patirti nuotykį, atrasti ir save naujai, ir tą muziką naujai atrasti. Tai yra tikras apdovanojimas ir malonė, bet dažniausiai turbūt tenka prisitaikyti tiesiog ir būti tame, kas yra prieinama šiame netobulame pasaulyje. Tai nesuteikia džiaugsmo, nes juk mes dirbame dieną naktį, kad tai būtų idealu, kad tai būtų būtent į tą pusę. Ir jeigu mes nerandam sielos brolio arba vienminčio, jeigu tas, kuris šalia tavęs yra, jam truputį vienodai, jam vienas iš tų solistų, jis su daugeliu grojo, jo partitūrui prižymėta visokių, tas, ir jis turi tokį standartinį požiūrį. Tai, bet aš kuo toliau, tuo dažniau groju su tais, su kuriais aš noriu. Taip, kad čia išskirtiniai atvejai ir tai gaunasi pikantiškos istorijos po to, išgyvenus vis tik tai daug skausmo. Tai turbūt siela verkia, kai girdi tą kūrinį atliktą ne taip, koks jis gali būti. Ir tas skirtumas turbūt tarp to, kas yra ir kas gali būti, jis ir apskritai yra ir jūsų variklis, bet tuo pačiu, kai nepavyksta, ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, nepavyksta to realizuoti, tai yra kančia. Ir kaip sakot, gal tos kančios menininkui pilnai pakanka gyvenime. Tikrai, viskas sureziumuota. Ačiū. Ir negaliu nepaminėti jūsų nuostabaus jūsų gyvenimo atradimo, jūsų vyro, kuris taip tiesiog rūpestingai, jis atrodo, jūs veda, globoja, nešioja. Tai turbūt irgi nuo jūsų gyvenimą padarė tokį, jis atrodo išsipildęs, tos meilės dėka. Ir kas mūsų visuomeniai gal nėra taip įprasta rodyti, tai nebūtinai tik tada, kai nieks nemato, bet kad tai yra atpažįstama, miela, įkvepia gal kitus vyriškius. Aš galiu galbūt ką tai šokiruos, bet aš manau, kad tai yra mano didžiausias gyvenimo pasiekimas. Mes šįmet šventėm 20 metų mūsų susitikimo birželio mėnesį ir tai yra tokia gyvenimo dovana. Gauti dovaną yra nuostabu, dovanoti yra didžiulė laimė.
o besąlygiška meilė yra palaima. Taip, tikrai jinai jaučiasi ta besąlygiška meilė ir taip pat turbūt reikia pripažinti, kad ir jūs turėjot ištvermės išlaukti to savo princo. Ir pastebėti. Ir pastebėti, ir leistis būti mylima ir turėti drąsos mylėti, nes tai visuomet yra rizika. Iš ties. Mūza, jūs atrodot visada tokia karališka, elegantiška, sukurta, atrodo, tas scenos triumfui. Ir jeigu galiu paklausti apie mažas paslaptis, tas buvimas gražia, patrauklia, tai, kurią norisi ir įsimylėti ir būti panašių, tai turbūt irgi, jeigu teisingai skaitau, yra irgi jūsų atsakomybės dalis, tarsi jūs neleidžiat savo būti bet kokia. Ar kas jūs įkvepia, kas jūs veda, nes tai yra talentui tikrai visgi didžiulis pasiekimas leisti savo nebūti bet kokiai. Bet žinot, kokios pasaulis trokšta, kokios Dievas nori, kokios listas nori scenoje. Mes artistai, to scenos meno artistai, esame ant podiume, mes esame matomi. Nors muzika nėra vizualinis menas, vis tik tai tam tikra reprezentacija scenoje yra visuomet reikalinga. Ar tai poilgio, ar tai aprangos ir kažkokiu tai ritualų galbūt sceninių, kaip nusilenkimas, kaip sveikinimas publikos ir panašiai. Manau, kad iš vis gyvenime ir mene, ir ypatingai muzikos mene, svarbus žodis harmonija. Ta nuostabioji lygsvara ir aš labai tikrai įsitikinus, kad grožis ir dvasingumas ir harmonija yra tie dalykai, kurie mums reikalingi, kurie reikalingi visuomeniai, universalios vertybės yra irgi tos harmonijos dalis. Ir visa tai turėtų atsišviesti žmogaus pavyzoje. Čia taip pat aš ne kažko cituoju, jis mane įkvėpė citatų. Antono Čechovo žmoguje viskas turi būti gražu. Ir žodžiai, ir mintis, kaip jis čia sakė, bandau versti. Dvasia. Ir veidas, ir rūbai, ir žodžiai, ir mintis. Tai matyt visą tai ir atsako, kas yra viduj, tas atsiliepia išorėje. Elegancija yra irgi harmonijos dalis, kai mes gerbėme patys save ir gerbėme kitus. Dabar jūsų elgesys ar jūsų išorinis apvalkalas reiškia kažką. Tai mes galim ir šokiruoti, mes galim ir atmesti, bet harmonija, elegancija, lygsvara yra man svarbus dalykai. Prisimindama mūsų tinklalaidės pavadinimą, drįstu paklausti šiek tiek ir apie ekonominę dalį, nes vis tiek visa ir ta muzikinė veikla, koncerto organizavimas, tai yra padaroma kažkokių žmonių pastangomis. Ką jums pačiai reiškia santykis su tais žmonėmis, kurie rūpinasi koncertų sale, bilietų platinimu, marketingu? Ar jūs visiškai į tai nekreipiat dėmesio? Kiek jūs apie tai iš vis pagalvojat? Kiek tie žmonės prisideda prie jūsų kelio, prie jūsų sėkmės? Ar jie yra nelabai svarbus?
Nepaprastai svarbus. Bet kuriuo atveju aš esu ne tik tai pianistė, aš esu taip pat didelio festivalio organizatorė, konkursų organizatorė. Jeigu praėjusiais metais kalbėsime apie Lietuvos sezoną Prancūzijoje, mano indėlis ten buvo irgi nemažas, iki to, kad net prezidentą Makroną turėjome mūsų atidarimo koncerte. Taigi visa tai man nėra svetima ir visa tai turi būti irgi harmoningoje sąsajoje. Vieni be kitų mes negalime. Ir aš turiu nemažą komandą ir lietuvišką, ir tarptautinę, ir visą eilę menedžerių, bet aš dabar kalbu apie pianisto profesiją, kuri yra faktiškai tik tai aisbergo viršūnė. Visa kita, kaip tik apie ką dabar kalbame. Nekalbu apie festivalio meno vadovės, čia yra dar kita mano pusė. Bet apie pianisto profesiją, joje yra labai visko daug ir viskas vis tiek sueina į mane, kas bebūtų. Be pagalbos neįmanoma, bet viskas sueina į mane ir aš viena su ja negalėčiau susitvarkyti, taigi mano ta komanda yra nemaža, labai tarptautinė, labai dėmesinga ir aš stengiuosi būti taip pat labai dėmesinga mano žmonėms, kurie mane puoselėja, man padeda ir mane kažkur tai organizuoja viskas, kas reikalinga. Ja. Tai yra labai labai svarbu nuo instrumentų stumdytojo scenoje iki būdinčio, iki filharmonijos direktoriaus, padėkos žodis ar gestas yra labai svarbus dalykai. Padėka yra labai svarbus dalykas aplamai. Ir pokalbėje su jumis tai labai jaučiama tas žmogiškas santykis. Ir turbūt viską apvainikuoja publikos aplodismentai. Kaip jūs išgyvenate tą momentą, tą klimaksą koncerto, kai publika atsistoja, kai pratrūksta? Kas jūsų viduje, kaip jūs suvaldote savo emocijas? Čia yra mano profesijos dalis, ne pirmą kartą visą tai, bet visą tai reikalingi atributai, be jų neįmanoma, mes vertinam, mes mėgstam ir negalim gyventi be plojimo. Čia yra būtina ir ypatingai be atėjusių žmonių akių ar žodžių, tai labai reikalinga. Kartais žmonės nedrįsta ir aš nepaprastai visuomet dėkoju, jeigu jie išdrįsta ar pasakyti, ar parašyti. O, tai gera žinoti, nes iš tiesų kartais atrodo atstumas iki scenos žvaigždės yra didelis. Ir man reikėjo drąsos, kad aš jūs pakviesčiau. Ačiū labai už kvietimą. Į šitą pokalbį. Ir ačiū už tai, kad esate, už tai, kad įkvėpėte kitus siekti to grožio, tobulumo, kūrybiškumo, to santykio, pilnatvės. Ačiū labai. Ačiū, Jelena, už labai turiningus klausimus. Dėkoju. Ir tai buvo maestra Mūza Rubackytė ir aš, Elena Leontieva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Susitiksime ir vėl tinklalaidėje už ekonomikos ribų ir atgal, Beyond Economics and Back.